Aš tikiuosi, tu atsimeni mano kanojas, kurias nusipirkau šią vasarą, su kuriamis plaukiam iš Kauno į Nidą. Aš tikrai niekada gyvenime nepamiršiu tos kelionės, nes tai buvo labai smagi kelionė, kuri trunka savaitę. Tai tiesiog nepasimirš, aš tikiu. Ir tarp kitko dabar jau, kai tu žiūri, jau yra sukurta registracija į 24 metų vasaros plaukimą. Irgi plauksim ir iš tom kanojom. Ir dar kai ko plauksim į Nidą iš Kauno, prisijung. Jeigu žiūrėjai praeitą kelionę ir Vervin į Seilę, tai dabar gali tiesiog prisijungti. O jeigu nežiūrėjai, tai gali pažiūrėti. Čia vat yra kortelė į tą grojaraštį. Į tą grojaraštį ten buvo 6 dalis. 6 dienas plaukiam. Iš kiekvienos dienos po video. Per Kuršių marias, ten kur 10-12 km kai plaukiam, tai wow, tikrai verta ir pažiūrėti, ir sudalyvauti. O dabar aš apie kitą vieną dalyką. Čia yra variklio laikiklis, kurį sukonstravau prieš plaukiant į Kuršių marias, prieš visą tą kelionę. Dabar aš noriu išbandyti kitą variklį. Bet kanoja tai stebuklinga, tik atsisėdi ir jau nuotykis iškart jaučiasi. Tai šiandien aš apie variklį tokį. Nusipirkau tokį variklį. Galima būtų sakyti, turbūt pigiausias, naujas, benzininis variklis, kokį galima rasti. Galbūt galima būtų rasti pigesnių, bet ten jie truputį silpnesni, o čia šitas yra toks gan galingas. Rašo, tai čia rašo ale lenkiškas, bet aš manau, kad čia kiniškas, tai gal kažkoksai tai lenkų ir kinų miksas. Turbūt būtų galima taip pavadinti. Čia kaip sako, kad turėtų būti 4,3 kW, 5,8 arklio galių. Kas visai džiugintų, jeigu tiek būtų, turėtų čia gerai įsipliekti. Ir aš noriu šitas kanojus jau uždėti, bet to mes tą ir pabandysim. 11 kg svoris, šiaip tikrai žiauriai lengvas. Nu, žodžiu, kuros sąnaudos nedidelės, aišku, čia 60 kubikų, dvitaktis, vieno cilindro variklis. Variklio tvirtinimas, žiauriai paprasta visa sudėtis, kelios dalys tik tai. Nemokamai įrankių gavau. Viskas, ko gali prireikti savo kelionė laivu. O, net yra mini tualetas. Ne, čia kūrų turbūt maišyti. Ir pats variklis. Sraigtas. Aišku, gaila, kad nėra antro sraigto, tik vienas. Paprasčiausias benzininio pjūklo ar trimerio variklis. Turėtų jisai gerai burksti. Gaila, bet čia ne reklama. Nieks nemokėjo. Nu, ne nieks, aš pats mokėjau už variklį. Bet kokį elektrinį, bet mielai išbandyčiau neryti. Nes elektriniai kainuoja daugiau, bet ir pajėgumai jų yra, wow, dabar toksai proveržis, aš matau, tokie vyksta. Čia nedaug metų reikės, kai mes varinėsim su elektriniais varikliais ir jie galės tikrai daug nuplaukti. Nu, tas daug, aišku, sąlyginai daug, bet jie labai gerą galią gali išvystyti. Ar tie tokie mini jet boat, tai man tai patinka, ten vandens motociklai, elektriniai perdaryti. Ar tiesiog netgi paprasti benzininiai varikliai, bet perdaryti į elektrinius variklius. Aišku, ten akumai, visa kita, bet jisai labai tokį turi galingą, greitą, momentinę galią ir jis gali taip labai gerai gali pasidraskyti. Tai užsiprenumeruok mano kanalą, tikrai pamatysi čia elektros variklių. Nežinau kada, kažkada. Po metų, kitų, 2-3, gal daugiau, bet kai tik tai bus prieinama, taip jau, kad nebūtų gaila nusipirkti, išmesti ir tos pinigus pasižaisti, tai aš tikrai tą padarysiu. Žinau, kad net lietuviai perdarinėja variklius iš benzininių galingų ir deda elektrinius variklius. Visokios elektromobiliai, visokie, kai ten jau jie pasens, ant metalo, ant dalių, avarijos, ant dalių. Ir tų dalių atsiras daugiau, jos atsiras pigios, visokios baterijos, visokie ten ID, Teslos, pliusai, šitie Priusai, žodžiu. Čia gaziukas. Nu, tai čia nėra ką daug medituoti, reikia eiti prasiskiest kuro ir pabandyti. Aišku, čia miške labai nepriplaukios, reiktų dar nusigauti ir iki Neries. Tai jungiu kadrą, kitą kadrą pamatysi, kažką pamatysi kitam kadrė. Nu, čia, žodžiu, prisukinėjau, bet jau esu prie vandens.
iš tikrųjų užkaitau, be keliaudamas čia pakeičiau dar kamerą ir jau sutemo, nu kaip sutemo, saulė nusileido beveik, jau esu pavėsi, bet dar padarysiu tą dalyką, tai uždėsiu variklį, užkursiu, pabandysiu netgi truputį praplaukti. Jeigu viskas sėkmingai, tai rytoj leisiuosi į žygį, į kelionę, nežinau ar vienas, ar dar pasimsiu šeimą, matysiu kaip čia viskas stovi, plūdrumas koks, kaip ten čia kažkas nesiriečia, riečiasi ir iš vis čia pavyks pajudėti. Tai tikiuosi greitai dabar čia susisukt, aišku, greitai nepavyks, slėpsiu laivelį kažkur krūmuose ir viskas, rytojus lauks. O rytoj norėčiau nuplaukti iki namuko ant vandens, čia yra apie 17 km nerimi. Nu va, man atrodo jau čia idealios sąlygos kišti variklį, montuoti. Aišku, iriklą pasiėmiau. Lenčiu stuką, apsirengti, nežinau, kad susitems. Tik eilinį kartą padarau klaidą, nepasiemu ciklopo. Šiaip aš visave dažnai keikiu, kai kažką tai darau tokio, neplanuoju, kad sutems, bet sutemsta dažniausiai. Ir sakau, reikia visą laiką pasimti tokias nesąmonės ciklopą, nes tiesiog paskui pasišviest patogiau negu su telefonu kažką šveteliotis. Tai dar kartą savo primenu, kad Simai pasimkite kartą ciklopą irgi. Nes daiktas užima vietos nedaug, svorio nedaug, o naudos gali padaryti visai daug. Tai va. Čia negilu, pakankamai matosi žolės. Na kaip nors, gal bent jau pradžiai bus gerai patvirtinti variklį. Viskas juda, kaip priklauso, ant vandens. Įsimaišiau dar bakelį kuro su tepalu. Truputį paskaitinėjau instrukciją, pasivertaliojau, nes keista, kad Lietuvoje parduodamas variklis, bet lenkiška instrukcija, jokios nėra lietuviškos jokio vertimo. Man atrodo, taip neturėtų būt bet kokiu atveju lietuviškas kažkoks vertimas. Parašykite, jeigu ką žinot šitą niuansą ir ar klystu. Užsimovė visai paprastai. Tvirtinimas buvo padarytas elektriniam varikliui. Nors jis čia daug krūvio turėjo, nes jisai plukdė, kas prisimenat, trimaraną. Mes buvom iš tų kanojų padarę trimaraną ir tas elektrinis variklis stūmė visų pajėgumų, stūmė per Kuršių marias. Mes dar ir klavom, o atgal plaukdami dar mes ir būrę įsikeliam didžiulę. Nu bet žodžiu, elektrinis variklis tas nėra toks galingas kaip šitas. Aš taip tikiuosi, kad šitas turės daugiau performanso tokio. Jeigu bus per daug, tai aš darysiu katamaraną, tada jau naują tvirtinimą ir su katamaranu plauksiu. Bet ir šiaip norėčiau katamaraną padaryti. Galite dar reiktų netgi galingesnį variklį kokį dar nusipirkti ir su katamaranu pasiplaukti. Iš 2 kanojų padaryti. Kanojas geras daiktas, daug vietos improvizacijai. Įpyliau truputį kuro, reik bandyti kurt. Pirmą kartą, viskas sausa, aišku, vidus variklio. Gerai, čia įjungta. Čia papumpuoti reikia. Bandom kurt. Nu, bandysiu padėti kamerą, nes labai sunku man su ta kamera čia. Veikia! Kažkas veikia! Kamera šlapia. Bet reikia bandyti, man atrodo, plaukti, kol variklis veikia. Svarbiausia, irklas yra. Sunku suprast, kas čia darosi. Bijau duot gazo, nes čia gali apverst mane. Bet jėga jaučiasi, aš vos gazo duodu.
aš čia prieš srovę plaukiu. Nu, šitą vietą matosi laikina, tikrai tokia, jinai čia ant garbės žodžių. Nu, bet vandens kaip priklauso, pila. Ir čia eina tokia banga ir čia susidaro ir pila. Nu, čia galima būtų užtaisyti šitą bėdą. Iš principo, man atrodo, reiktų daryti katamaraną. Nu, plaukiu dar toliau, iki vienos salelės, ten, žinau, geras krantas ir ten išlipsiu, truputį dar pasižiūrinėsiu ir tada plauksiu pasroviui. Nes reikia nepamiršti, kad aš čia prieš srovę plaukiau. O srovė nėra tokia silpna. Gerai, varom tada iki salos, o tada pasroviui leisime žemyn. Jeigu nereiks su irklu. Bet aš specialiai plaukiu į viršų, nes jeigu kažkas man nuskęstų variklis ar kažkas, tai kad mane parneštų, paskui nereiks prieš srovę kabliuoti. Nu, bandom antrą kartą užkurt. Telefonas šlapės. Kuriam. Nu ką, krantas. Pirma kelionė sėkminga, visiškai sėkminga. Vandens prisėmiau. Ir max gazą padariau, ir silpniau, ir stipriau. Viskas gerai, viskas supratau, viskas veikia. Nenumušiau jokio akmens, jokio sraigto nepamečiau. Nuplaukiam atgal. Man tai patinka, kad užsikuria lengvai. Brumt, brumt ir viskas, ir plaukė. Kaip tyčia. Ai! Neįjungiau. Nu va tiek vandenėlio atsirado. Bet tam kanojui visą laiką ir būna kempinė, kad būtų galima įsisausinti. Dabar aišku, vanduo šaltas, nėra taip malonu sausinti. Tai reiktų gal labiau kokį piltuvėlį turėti. Tai kol kas tiek, man atrodo, pratęsiu video kažkada, tai tikiuosi. Dar bus tiltas vienas. Taip. Tu nemiegi? Ne. Liuksą parodyk. Liuksantą, teisingai.